Labadiena, Aukštaitijos naujienų portalo Aina LT skaitytojai ir žiūrovai. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius. Labadiena. Labadiena. Gerbiamas merė, pasižiūrėjau įrašus lygiai prieš metus, irgi sausio mėnesį, praėjusiais metais buvote čia studijoje ir kalbėjome apie prabėgusius 2023-osius. Tai šiandieną apžvelgsime, kokie buvo praėjusie metai, ar ne, Panevėžio rajonai. Jeigu trumpai dviem sakiniais, kokie jie buvo? Na, turbūt rajonui kaip ir paprastam žmogui. Jeigu sulaukia naujų metų sveikas gyvas, tai turbūt ir rajonų tas pats yra. Bet gal rajonų kiek kitaip yra, tai mes matuojam pagal biudžetą. Įvykdėm biudžetą sėkmingai, šiek tiek liko lėšų ir šiem metam, naujiem metam. Neturite skolų, ar ne? Taip, būtent. Paskola šiek tiek skiriasi, paskolų šiek tiek turim, bet irgi jos yra minimalios, bet esmė yra mes biudžetą įvykdėm, kaip priklauso, kaip atliko, tai va, ir pagal tai vertinam, kad metai buvo tikrai palyginus neblogi, galim sakyti. Kokius svarbiausius nuveiktus darbus išskirtumėte, ar ne, ko galite pasidžiaugti, atsakykim, padarėm tai ir tai? Aš dabar neatsimenu, ką mes žadėjom, kai mes pernai šnekėjom, kad kartais neprimeluoti tokių dalykų, bet stengiamės nemeluoti, bet kuriuo atveju. Turbūt, kaip ir daugelis merų, tai kai kalbam, daugiausiai kalbam apie tokius objektus, statybos objektus, ir mums pavyko ir 2 darželių priestatus pabaigti šiemet Velžio ir Dembavos. Toks pats turbūt brangiausiai kainuojantis objektas, tai buvo Dembavos stadionas, irgi iš principų yra pabaigtas, liko tik tokios smulkmenos, kurios keletą tūkstantėlių kainuos, jau šiemet bus pabaigta galutinai, tai buvo tokie pagrindiniai tokie darbai buvo. Na ir kaip visuomet, kiekvienais metais keliai, gatvės, šaligatviukai remontuoti, aš irgi ten vardinta reikia, nereikia, nes tai nėra tie keliai, kur kelis kilometrus tęstusi. Bet galėčiau paminėti, kur buvo suremontuota tikrai centrinė Ramygalos gatvė. Vis dėlto vienintelis miestas, o gatvė buvo nelygi duobėta, tai va šiemet mes... Rajone turite miestą, ar ne? Vieną miestą, o šiaip ne taip mums pavyko tą gatvę naujai išasfaltuoti, jau lygi gatvė yra. Ir taip pat toks iš tokių stambesnių, kas liečia kelius, tai prie Paistyrio į Sodus einantis kelias, ten 2,5 kilometro. Irgi lopytas per lopytas, duobė ant duobės, tai va, nutarėm, kad pernai metais reikia baigti, remontuoti ir padaryti taip, kad bent keliem metam į priekį tas kelias bus lygus, be duobių, bet nieko. Va, tą pavyko padaryti ir daugiau tų gatvelį. Mačiau, džiaugiatės ir tiltais kažkokiais atnaujintais, ar ne? Nu, tai tiltai. Ten labai į tokį geografiją labai įdomi, kadangi yra grioviai, keliai į laukus yra, tai ir pravados, ir tiltai. Daugelį metų tiesiog, ne tik mes, bet Lietuvoje nelabai kas kreipia dėmesį į tos tiltus, kol jie nepradėjo griūti. Tai va, dabar, kiek žinau, ir valstybė didelį dėmesį skiria tiem pagrindiniam dideliem tiltam, o mūsų tilteliai yra šiek tiek kitokie, bet irgi ir pralaidos, ir tiltelį atnaujinti, privažiavimai prie jų atnaujinti. Kai nuotraukas pažiūri, negali patikėti, kad kažkada buvo toks tiltelis ir kaip dabar atrodo, tai fantastika. Na, dar tokį garsesnis tiltelis, tai Ustrodė mūsų prie Knygnešių muziejaus irgi. Tos lentos buvo tai pakrypę, pats tiltas judėjo, tai priėmėm sprendimą, kad reikia nedidelis tiltukas, bet vis dėlto užsiėmėm sutvarkėm. Ir dabar jau ne tik pėsčiomis, bet ir automobilių galima praeiti, pravažiuoti, bet lengvuoju tik tai. Bet ir nenorim visiems leisti, kadangi ten privačios teritorijos, kad nebūtų bereikalingai kažkam sudaryti blogas sąlygas. Taip, pasibaigus metams išplatino savivaldybė tokią žinią apie demografinę rajono padėtį. Gimė mažiau nei mirė, susituokė daugiau nei išsiskyrė, tai tokia viena lyg ir pesimistinė, kita ir optimistinė žinia, ar ne? O kokių žingsnių įmatės, kad demografinė situacija gerėtų Panevėžio rajone, ar turit kažkokią skatinimo programą? Tokios programos mes neturime, tiesiog gimus vaikui bent jau dabar, apart to, ką gauna iš valstybės, savivaldybė prisideda 200 eurų. Aš dabar girdžiu kitos savivaldybės, ten kas 1000 žadė, kas 1500. Bet čia yra, kaip sakant, tam tikri žaidimai, galbūt šou daugiau daroma yra. Aš vis laik kartuoju, kad kur didžiausia yra problema pas mum, tai yra pas mum, galima sakyti, nelabai kas liko
iš žmonių, kurie gali gimdyti. Nes tie potencialūs gimdytojai... Mes sensta visuomenė. Taip ir visoje Lietuvoje. Taip, ir tas potencialas jaunų galinčių gimdyti yra daug išvažiavę į užsienį. Ir mums kas liko, tas liko. Ir dabar mokėti ten 1000, 1500, aš vis laikau, vaikas turi gimti iš meilės. Tai yra, tėvam turi būti tas vaikas reikalingas. Ir jeigu ten gautų 1500, jeigu jis pats galvoja, kad jam to vaiko nereikia, nemanau, kad labai jau paskatintų gimdyti. Va, bet iš kitos pusės, bet kuriuo atveju pagalba šeimai yra reikalinga. Bet tie pinigėlį pakankamai nemažai, nemanau, kad tą tikslą pasieks. Nes mes labiau orientuojamės į tam tikras, bent jau orientuojamės, nežinau, bet dar bandysim tarybui pakalbėti, kad daugiau į tam tikras paslaugas mes linkę, kas liečia vaikų darželius, visos dienos mokyklų tam tikros. O čia sakėte, darželių priestatus statėte, netelpa vaikai? Taip. Vis dėlto yra ir gerų žinių. Bet tas būtent, kaip ir Molainių, kadangi Molainių pusėje labai plečiasi gyvenami namai ir galbūt ir nebūtų problem, kiek žinau, mieste ten liktai laisvų vietų yra, visa kita. Nežinau, kodėl tėvai ten nelabai, ar nebėra vaikų mieste, nežinau kaip yra, bet mes sumetėm, kad vis dėlto statosi paprastai jaunos šeimos ir potencialas, kad bus vaikų ten turėtų būti ir mes tiesiog nusprendėm, kad tėvam nereikėtų sukti galvos, kad gyvena apie Molainius, kad būtų gerai turėti darželį vietoje, naują, gražų. Ir manau, kad mes visiems padėsim. Tuo labiau, kad buvo atėję vystytojai, dar daug planų turi dėl gyvenimo namų, taip kad gal ateis laikas ir mokyklą reikės statyti prie Molainių. Pažiūrėsim. Taip, taigi yra tokia problema ir man teko girdėti, kad primestinių ir Molainių ir kitų, ar ne, veržiasi, sakykime, vis tiek vaikus reikia leisti į darželius, į mokyklas ir jie turi persiregistruoti savo, kažką, vienas iš šeimos narių turi prisiregistruoti mieste, tai kiek suprantu irgi kenkia jūsų demografiniai situacijai, nes vaikai atrodo lyg ir gyvena jūsų teritorijoje, bet mokesčius moka mieste, kad patektų į darželį. Galbūt ir Molainių, sakykime, to darželio statybos prisidės prie šios, kaip sakyti, korekcijos, ar ne? Mes tikimės, bet taip tiesiogiai anksčiau prieš keletą metų buvo problemų, kadangi kažkas buvo sugalvoję, kad jeigu vaikas eina į darželę arba į mokyklą miesto iš rajono, tai ten būdavo apskaičiuota, kiek tas vaikas kainuoja, savivaldybė reikėdavo mokėti miesto savivaldybei. Bet jau mes vedėm dėrybas su miestu, bet atsimenu, buvo teismo sprendimas Šiaulių miesto ir rajono. Ir ten buvo priimtas sprendimas, kad jeigu pasirenka darželį ar mokyklą mieste iš rajono, tai savivaldybės neturėtų viena kitai mokėti pinigų. Tai va, šiandien dieną mes tokių problemų neturim. Ir tos primestinės gyvenimas mums tai problemą sudaro, nes kai kada sugalvojam kažkokį objektą statyti, primestiniai, bet pagalvojam, bet už kilometro yra mieste panašus objektas, tai ar verta statyti, va, arba koks sporto centras, va, norim sporto centrą, bet jeigu nutolusiai gyvenvietėje statytumėm, jokio efekto nėra, kadangi žmonių nedaug yra. Jeigu primestinėse, bet kam statyti, jeigu mieste yra. Va, ir pasidaro tokia žiedinių savivaldybių bėda yra, kaip reikia pasielgti. Labai sudėtinga yra. O taip šiandien dieną su miestu mes tokių problemų didelių neturim, kas liečia vaikus ir darželius. Bet kiek aš pastebiu, pagalvom, kaip minėjom, Dembavos darželio plėtra ir Velžio darželio plėtra. Aš nežinau, kodėl tėvai pasirenka tuos darželius, nes tikrai dauguma dirba mieste, jie drąsiai galėtų vežti tuos vaikus į miestą. Bet turbūt tas pats darželių lygis, darbas darželių, turbūt daugeliu tėvų patinka ir jie nori būtent eiti ir į Dembavos darželį, ir į Velžio darželį. Bet ką padarysi? Taip, užsiminėt, kad ar ne, kad kažkur darželiai yra plečiami, bet turbūt yra regionų, rajonų, kur tai yra vietovių, kur mažėja vaikų, kur reikia uždaryti ir mokyklas mažėja ir darželius, ar ne? Su darželiu šiek mažiau problemų turim, yra ir Krekenavoje, ir Ramygaloje, ir Ragovoje darželiai, yra Paistry, Paistry turbūt geriausiai, kadangi aplinkui yra sodai ir tikrai Paistry darželis pilnai apkrautas yra, o kitur, kaip minėjau, Krekenavoje, Ramygaloje ir Ragovoje, dabar padėtis tokia stabili pakankamai yra, labai dejuoti negalim, bet vis tiek ateityje, ko gero, kad gali būti problemų, nes
Tiesiog nebus vaikų. O mokyklose irgi tas pats variantas yra, bet kadangi mokyklos šiek tiek kitaip prižiūri, yra Švietimo ministerijos. Jo, švietimo ministerijos ten ir įstatymais, tokiais kitais aktais yra apibrėžta, kiek ten turi būti vaikų klasėje, taip toliau, tai kiek 11 turi būti. Va tas įneša šiokią tokią sumaištį, kadangi jau pernai metais man pavyko prasisukti su 21 11, jau nemažiau turi būti, dabar girdžiu, kad lygtai žada mažinti. Aš visą kartuoju, jeigu... Aš manau, kad rajonas turėtų kiti būti kriterijai, ne, negu miesto mokyklos. Būtent, aš visą laiką pabrėžiu, kadangi jeigu kalbam apie mokyklas, jeigu aš būčiau kaip ekonomistas arba kaip ten buhalteris, tikrai pasakyčiau, kad dalis mokyklų turėtų būti uždaryta, kadangi jos ekonomiškai kaip ir neapsimoka, kadangi tie vaikai, pavyzdžiui, palyginti kokį Velžio gimnaziją, kur yra labai daug vaikų, tos mokyklos man kainuoja kelis kartus brangiau. Bet yra kita pusė, ta mūsų kaimo aplinka. Dabar įsivaizduojat, Krekenavoje nelieka gimnazijos, vaikų nelieka, tai nemaža gyvenvietė pasidaro kaip ir negyva. Tai mes labiau orientuojamės, kad būtų tam tikras balansas. Aišku, brangoka kainuoja, bet turi likti vis dėlto. Stenkimės, kad kiek įmanoma ilgiau liktų mokyklos, kad įneštų gyvybingumo gyvenvietimo. O čia yra socialinis, ekonominis, kažkoks reikia rasti. Vidurkį tokį rasti, kad protingas jis būtų. Aišku, jeigu liks 5 vaikai, jau nieko nesidės jau. Taip, turbūt problema, kaip ir visoje Lietuvoje, ne tik gimstamumas, bet ir medikai ir mokytojai. Kaip jums pavyksta spręsti šios problemas? Ar irgi kažkaip viliojate į rajoną? Bando privilioti, bet vėl, sakau, čia yra ilgametė problema turbūt visos Lietuvos. Galbūt nebuvo pakankamai atsižvelgta į tai, kas liečia medikus, pavyzdžiui. Mes dar labai dejuoti negalim, kadangi mes džiaugiamės, kad mes esame šalia miesto, didelio miesto, vis dėlto ir mieste yra tų daktarų, galbūt dirbančių per kelias darbovietės, bet jų yra. Kitoms savivaldybėms, kur nėra didelio miesto šalia, jiems gerokai blogiau yra. Na, o mes irgi bandom, ypač mes turim ir šeimos gydytojų kabinetus, ambulatorijas turim. Ir vis tiek, kaip aš minėjau, dauguma gyvena mieste, tai mes bandom nedidelėm sumom, bet piniginiam privilioti. Netgi ateina toks laikotarpis, kada koks šeimos daktaras išeina dekretinę atostogų ir nelabai kas nori kaimus važinėti. Tai mes dabar buvom numatę tokį pinigų sumą, nedidelį, ten yra 3, 4, 5 tūkstančiai, bet dabar apšnekėjom, sakom, galbūt mes nenusistatom, tiesiog jeigu reikia daktarų, tiesiog tiesiogiai su potencialiu galinčiu dirbti daktaru, šnekamės ir aptariam sąlygas. Įvesti dėrybas. Va būtent, individualiai pravest, kad vienu reikia tam kito. Tai geriau gyvai pasišnekant, aptariant, ką nori, padarom taip, į tamsą atidirbti. Tai yra su daktarais. Šiandien dienai labai dejuoti negalim, kadangi mes prie miesto esame. Na, su mokytojais, vai dabar mes tikrai daug diskutuojam ir savivaldybei. Mes dengiam kelionės išlaidas, bet yra tie atstumai, 25 toliau kilometrų. Bet buvau vienoje gimnazijoje, pradėjom kalbėti, pasirodo, atvažiuoja mokytojai iš Vilniaus, atvažiuoja mokytojai iš Kupiškio, tai jau atstumai nebe 25 kilometrai. Bet yra, kaip aš sakau, jeigu tas mokytojas yra vienas toks, aplinkui daugiau nieko nėra. Ir dabar bandysim ieškoti lėšų ir tiesiog irgi, kaip panašiai kaip su daktarais, su tuo mokytoju aptarti, kiek jis norėtų papildomai gauti, kad nepabėgtų, o važinėtų dideliais atstumus į mūsų mokyklas. Gyvenimas yra toks, nieko nepadarysi. Ir tų dalykų mokykloje, pavyzdžiui, kaip chemija kokia, ten tų pamokų nėra daug. Ta pačiam mokytojui. Jam atvykti reikia. Reikia atvykti ir nevelnis nieko neuždirba, jeigu mokyklų kokios 2 pamokos yra. Jam reikia 3, 4, tai bandysim kažkur išlaikyti tą mokytojų kontingentą, tai visiems gerai bus, ir mum, ir vaikam. O sakyt, specialistų savivaldybėje ar seniūnijose netrūksta, ta prasme pakanka, ar kuo viliojate, ar šitos trūkumo nėra? Kol kas mums netrūks. Atlyginimai nėra blogi, galbūt darbas sudėtingas yra, specifinių žinių reikia savivaldybė dirbant. Bet šiandien dieną tokių problemų didelių neturim, bet ir žiūrimės. Ir atsižvelgiam ir atlyginimus. Dabar čia praeitą savaitę svarstėm, dėliojam, koeficientus didinam.
kad žmonės nepabėgtų, kadangi, kaip aš sakau, jie visi yra aukšto išsilavinimo ir privačios įstaigos irgi jiem reikalingi. Tai bando kažkaip išlaviruoti, kad nepabėgtų. Kiek turite žmonių savivaldybės? Pas mums tų skaičius labai sudėtinga yra. Jeigu paėmus visą savivaldybę, kiek mūsų savivaldybė, mes kažką skaičiavom, netoli 2000 yra. Kaip ligoninė? Tai būtent, bet šis yra tam tikros kategorijos. Pavyzdžiui, poliklinika, šiek tiek iš šono yra komunalinis ūkis, yra mokyklos, seniūnijos, visa kita, kultūros centrai. Taip, savivaldybė turbūt pats didžiausias darbdavys rajone yra. Apie 2000 žmonių dirba toje įstaigoje. Taip, kad sfera didelė. O gyvena kiek gyventojų dabar? 35 000, bet kiek tiksliai gyvena, turbūt mes nelabai žinom. Kadangi vieni skaičiuoja pagal statistiką, ten kažkokiais metodais, kiti pagal deklaruotą vietą, bet turbūt nei vienas nėra absoliučiai teisingas, žinot. Dėl įvairių sąlygų. Vienur deklaruojame, kitur gyvename. Vienu atveju naudinga deklaruoti, kitu atveju nenaudinga deklaruoti. Žmonės irgi yra, kaip sakant, nekvailiai, jie bando išlaviruoti, taip, bet mums netrukdo. Vis tiek mes naudojame daugiausiai statistiniais duomenimis ir kol kas problemų nebuvo. Taip, dar viena žinia. Lietuvos energetikos agentūra pranešė, kad sausį šiluma brangiausiai atsīs Panevėžio rajono gyventojams. Ar čia irgi tik gandai, ar taip susiklosti tokia situacija ir kodėl ji tokia? Kad čia tik sausio mėnesį pakilimas. Būna, kadangi daug priklauso nuo to kūro kainų, yra svyravimai tam tikri. Aš vis laik sakau, kad aš nežinau, kaip jis suskaičiuoja tas kainas, kadangi skaičiuoja energetikos reguliavimo tarnyba. Ir dabar tiek vandens kaina, tiek šilumos kaina jie nustato, dabar jau pradėjo reguliuoti mum ir atliekų išvežimo kainas. Bet ten tos metodikos, sakau, turi dirbti turbūt energetikos tarnybai, kad suprastum, kaip jį ten suskaičiuoja. Tai ta prasme, rajono taryba jau visiškai nebesikiša, nebepriminėtų kainų? Nei šilumos kainų, nei tik duomenis pateikia Velžio komunalinis ūkis, vai ten pagal kažkokias formulės, kur man nesuprantu, aš jų visiškai, va jie pateikia tą kainą. Bet reikia pripažinti, kad ir komunalinė specifika yra visiškai kitokia. Jeigu paimkim Panevėžyje Aukštaitijos vandenis arba Panevėžio energija, koks yra ūkis, jis yra koncentruotas, didelis miestas, daug vartotojų, tiek vandens, tiek šilumos. Mūsų komunalinis 40-50 katilinių, didesnių, mažesnių, po visą rajoną įsimėtę, jų efektyvumas pakankamai yra nedidelis, kadangi toks ūkis yra, taip pat kaip ir vandens. Yra gyvenviečių, kur yra 10 vartotojų. Tai jau vien į mėnesį, vieną kartą koks darbuotojas nuvažiuoja į tą gyvenvietę kažką paremontuoti, jau tą gyvenvietę iš karto minuse, nuostolinga yra. Tokia specifika yra šiek tiek kitokia ir todėl mes kartą sukam galvą, ką mums padaryti, bet šiandien dieną kol kas sprendimų nerandam. Mes išnekėjom kažkada seniau su Aukštaitijos vandenimis ir su Panevėžio energija, gal tą ūkį atiduoti tiek jiem, bet irgi jie irgi skaičiuoja, sako. Labai didelį kaštai bus, išauks kaštai. Bet tie kaštai jiem neturėtų labai pakits, kadangi mastas yra visiškai skirtingas. Ten, jeigu koks šilumos ūkis, pavyzdžiui, Panevėžio energija, kažką procentą siektų nuo bendro to šilumos kiekio, kiek jie naudoja, taip kad jiem labai neįtakotų, bet buvom palengvinta gyvenimą. O pats gyvena privačiam name, ko šildotės? Dujomis. Dujomis, ar ne? Kol kas gerai yra. Aš turiu ir malkinį. Visiems gyvenimo atvejams. Visai gali būti, bet dar vienam nepasiruošęs esu, kadangi bet kuriuo atveju tiek dujos, tiek tas malkinis mano katilas, vis tiek be elektros jie negali veikti. Kadangi dabar tokia padėtis, jau galvojam, kaip čia padaryti reikia, kad būtų galima tom pačiom malkom šildyti. Bet nereikėtų elektros. O tai saulės elektrinės nestatote? Saulės irgi elektros reikia, saulė. Aš jau galvoju apie karas, o jeigu būtų karas, kaip man reikėtų šildytis. Kažkada buvo tie senesni namai, kurie, kaip tai vadinosi, vamzdžiai buvo su nuolydžiais išvedžioti ir iškūrus pečių, jokių siurblių nereikėjo. O dabar mes visi pasidarėm jau tokie kultūringesni, visus vamzdžius sukišom po grimdinimis, vai turim problemą ir o dėl saulės elektrinės irgi turbūt, va šiandien buvo tie Olandai, sako,
Čia mūsų valstybė labai orientavus, kad dujų nereikėtų vartoti, tai sako, saulės elektrinėm, bent jau kiek jis sakė, buvo skirta 50% tos saulės elektrinės vertės, kad žmonės kiek įmanoma daugiau įsivestų saulės elektrinių. Bet aš tik pasidomėjau tokiu pernai metais, gal apsirinko, kai didelė vėtra buvo, į kelias dienas elektros nebuvo. Va, ir aš tada tikrai pirmą kartą išgirdau, kad pasirodo, kad saulės elektrinė neveikia, jeigu elektros nėra. Taip, pasirodo toks paradoksas. Jo, iš tikrųjų žmonės turėtų kaupiklius namuose turėti. Būtent. Aš iki tol tikrai kažkaip... Kaip saulė ir... Man nereikia tos elektros, aš turiu saulės elektrinį. Pasirodo, kad reikia kaupiklių vis dėlto turėti, va čia gerokai brangiau kainuoja, bet manau, kad ir prie to prieisim. Manau, nes taip. Kaip tik paskelbti konkursai, būtent kaupikliams įsigyti. Taip, prakalbom šiek tiek apie karą, ar ne, parama Ukrainai, savivaldybės rajono, ar ne, jinai tęsiasi, kiek teko girdėti, ar ne, toliau remiate visais įmanomais būdais. Kaip sakant, gal tos sumos nėra tokios jau koks, 20 000, 30 duodam. Mes turim su Radichivo savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, čia prie Lvovo, netoli Lvovo, jie yra ten tų karo veiksmų nevyksta taip. Nu, gal ten praskrenda kokie ten bepiločiai, nežinau. Ir pasakykime, tas lėšas jie kažkur tiksliniai turi naudoti, ar skirimo parama, o jie jau patys pasiskirsto, kam mes. Mes paprastai skiriam tam tikrą pinigų sumą ir iš jų pusės mes gaunam pageidavimus, ką jie nori už tos pinigus gauti. Tai yra miegmaišiai, akumuliatoriai, visokių dalykų, kadangi taip tiesiogiai, bent jau iki šiol mes negalėjom jiem pravesti, kadangi ten jų įstatyminiai bazai kažkur buvo kažkokie, bent jau tos savivaldybės, kur mes palaikom ryšį. Ir mes kalbėjom su jų ten pirmininku, kaip tai vadinasi, tai meras, galbūt kaip ir meras, tai sakė, šie metai jie galbūt sutvarkytos visus įstatyminę bazę, kad bus galima, mum nesukant galvos, jeigu nusprendžiam paremti, tai juos paremėm pinigais, o tada jau jie už tos pinigus gali pirkti tą, ką jiem reikalinga. Ir mes dar galvojam, dar su vienu, su Poltavo, ten karinė administracija. Taip. Jo, bet čia daugiau mes, ne savivaldybė, bet tiesiog su kultūros skyriumi, kadangi mes suinteresuoti, kad ir jie turėtų galimybę, tiek kultūros darbuotojai, tiek vaikai, daugiausiai orientuojamės į vaikus, kad turėtų galimybę atvykti pas mum, pastovyklauti. Finansuojate stovyklas, ar ne? Ja, būtent, va, ir kaip sakant, šiek tiek atsikvėpti nuo to karo. Va, ir dabar kovo pradžioje žadėjo ten keramikų kompaniją atvažiuoti, tiek į rajono savivaldybę, tiek į miestą, kol kas tokios tikslios informacijos neturim, bandom bendradarbiauti, bet čia daugiau kultūriniai srityje yra. Nu, palaikom, kaip sakau, kam jūs remiat Ukrainą. Sakau, labai paprastai. Ateis toks laikas ir mes tikimės, jeigu mums bus blogai, jie mums padės. Aš manau, kad taip. Taip, jau pranešama, kad artėja po truputėlį link Ramygalos, jau ta Rail Baltica keliauja į šitą pusę, bent jau skelbiami konkursai, ar ne, turbūt žemės išpirktos, ar nutilo aistros, viskas išsisprendė ir žmonės jau rajono. Dar šiek tiek, dėl pagrindinės vėžės kaip ir nebėra problemų, kiek žinau, kad dauguma išpirkta, tik laukiam dabar tų darbų, kad jie pajudės, jau lygtai kalbė, kad lygtai šiemet galbūt tą Ramygalą pasieks, nu žiūrėsim. Tokie optimistiniai planai yra, bet kas liečia atšaką į Panevėžio miestą, kol kas dar, kaip žinot, turbūt vyriausybė patvirtino specialųjį planą, prasidės žemės išpirkimai, va čia bus ko gero naujų aistrų, kai jau tikrai reikės kažką tai daryti, bet vis tik kyla klausimų dar žmonėm, ypač kurie žemės aplinkų naudoja, keliukai privažiavimai, kadangi per žemės ūkio teritoriją, kaip ir senesniai trasai, dabar praeitą savaitę turėjau žmonių, kurie sako, pasakykit, kaip čia mes privažiuosim, kaip mes parvažiuosim, kad mums būtų aišku, sako, gal mums tas žemės iš viso žemę atsisakyti, kadangi geležinkelis perskirs. Žiūrėsim, ko dabar ir šiandien per gamybinį kalbėjom, kad daug iškilo žmonėm klausimų ne tik Rail Baltica, bet ir vėjo jėgainės ir saulės elektrinės, kadangi ir kažkaip iš pat kartų nebuvo ir informuota, kad, pavyzdžiui, jeigu yra vėjo jėgainė, yra tam tikra apsaugos zona, kur ne viską daryti gali. Tarsi negalime žemės dirbti. Žemė gali dirbti, bet, sakykim, ten pastatam vėl kažkokie reikalavimai yra, tai dabar šiandien sutarėm, iki galo išsiaiškinam, kokį poveikį daro vėjo jėgainės, saulės, tos elektrinės laukuose,
kad tikrai žmonėms nebūtų problemų. Kaip man vienas sako, aš noriu namą statyti, bet patenku į vėjo jėgainės apsaugos zoną, lyg tai neleidžia man statyti. Bet kol kas mes tikrai nežinom, tikrai pasiaiškinti, kad nebūtų tokių problemų kartais. Tikrai jėgainės gražu, bet ką daryti, jeigu žmogus namą negali susitvarkyti. Pasisėdys namą ir jiems nugriauti, arba niekas nepriduosiu, ar ne? Taip, kad tokių niuansų atrodo gyvenimiškų, kartais ir pražiopsom, atvirai pasakė, bet turbūt ir tie, kurie stato, jie nelabai suinteresuoti ir pasakyti, kas laukia. Va. Kaip šiandien regioninis parkas, pavyzdžiui, Krekenavo, viskas gražu yra, bet kad tam parke papuolus yra tam tikri reikalavimai, va čia jau pasidaro tada. Va tam tai bandysim išvengti, va, ir sakė, davėm komandą, kad išsiaiškinti, kad mums būtų aišku ir aplinkui esantiems žmonėms, kad žinotų, ką jie gali, ko negali daryti. Taip, visada, kaip apžvelgiant metus, sakom, tas pavyko, tas viskas gerai, ar buvo kas labiausiai neramina, kas nepavyko, ko nepavyko išspręsti, ar dar kelyje esate? Nu, tokių didelių problemų neturim, bet pagrindę, kas liečia mūsų ūkį, taip įvardinti, yra su projektavimu mes turim problemų. Va, sakykim, planavom jau pernai metais startuoti su Velžio STEAM centru vaikam, bet dėja, su projektuotė turim problemų ir antri metai tampame tik kairį dešinį. Va, čia turbūt didelis objektas, apie 3 milijonus kainuotų jisai ir va, stovim. Kol kas laukiam projektavimo pabaigos. Va čia pagrindinį dalyką. Visą kitą darbai juda, yra tokių niuansų. Smulkmenas, ar ne? Smulkmenas, sprendžiamas. Pagrindinis mūsų STEAM, kur man dūšia skauda, kad negalim startuoti. Tai dabar teismuose? Ne. Tiesiog laiškais rašinėjimis, vieni kitus kaltinam, bet rezultatų nėra. Va čia yra blogiausia. Taip, o kokie iššūkiai laukia 2025-aisiais? Jau turbūt priiminėsite biudžetą, matysite, kur keliaujate, ką darysite? Su biudžetu gal didelių problemų nebus priimant biudžetą, bet iš principo 25 metais startuos didžioji dalis europinių tų projektų, kaip aš minėjau, ir tas pats Molinių darželis jau turėtų ranga prasidėti. Daug dievė pasibaigs STEAMas, statybos į STEAMą prasideda vandentiekio ir nuotekų sistemų statybos. Rajono teritorijoje? Rajono teritorijoje ir socialinių, labai daug tų projektų yra ir neįgaliesiems, visiems kitiems, bet didžiausia mums bėda ir iššūkis yra, kadangi prie daugelio projektų pakankamai nemažai reikia prisidėti savivaldybei. Jūs galite daug projektų gyvendinti, bet kokia yra dalis grubiai vaikšto procentais? Sakykim, kas liečia vandentiekį, tai yra turbūt pati blogiausia padėtis yra, tai parama siekia europinį tik 50%, bet irgi čia yra tik tai formaliai 50%, kadangi ten eina rodikliai tam tikri. Kiek prisijungs, koks trasų ilgis ir jeigu ten mes nepasiekim tam tikrų rodiklių, kad ten trasos mūsų per ilgos, skaičiuojant pagal gyventojų skaičių, tai tas procentas europinis mažėja. Mes žinoma gyventi buvom skaičiavę, kad gali būti europinis rėmimas viso labo tik 20%, taip kad yra tam tikras iššūkis, kadangi savivaldybė reikia daug prisidėti. Tai vat, mes galim startuoti su visais projektais iš karto, bet įvertinus, kiek savivaldybė reikia prisidėti, ko gero mes kai kurių projektų šiemet ir nepaleisim, tiesiog neturėsim tam pinigų. Savo lėšų. Tai būtent, jeigu leistų laisvai skolintis, kaip viešai sako, kad visi gali skolinti europiniam projektam, kiek jums reikia, bet dėja gyvenimas kitokia, ar ne? Va, ir mums nelabai taip leidžia laisvai. Va, aš tikrai su mielu noru, kaip į šiandien kaip 10 milijonų paimtumėm ir vargo nematytumėm. Bet dabar turim skaičiuoti, dėliotis, kurie prioritetiniai projektai bus, kuriuos biški pristabdysim. Bet kuriuo atveju visus įgyvendinsim. Na kągi, belieka palinkėti jums sėkmės, kad sėkmingai gyvuotų rajonas ir kad sėkmingai gyventumėte užsibrėžtus tikslus. Ačiū, kad būtumėm sveiki, svarbiausia, viską padarysim. Gerai, ačiū Jums, priminsiu televizijos žiūrovams, jog mūsų studijoje viešėjo Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius. Dėkoju Jums dar kartą, kad atvykote į studiją ir dėkoju Jums, gerbiami žiūrovai, už dėmesį. Viso gero. Viso gero.